lentelės tvarkymas pagal poreikius. Tarkime, norim pasidaryti lentelę pagal savo poreikius, tai galime daryti tiesiog taip. Pasižymime tam tikras ribas, kokios lentelės norime. Užpildome, nuspalviname ją tiesiog, kad būtų kaip lentelė ir norime, kad jinai būtų ne tiesiog brūkšniuota, o tiesiog padaryta kitaip. Tai pasižymim kiekvieną vietą, kurią norim padaryti. Norim, kad šonas būtų kitoks, tai pasižymim šoną. Ignore borders. Ir čia yra pasirinkimas, kurią vietą lentelės tvarkyti. Tai visų pirma pasirinkame kokią nors spalvą. Pasirinkame formatavimą. Ir norim, kad dešinės kampas būtų toksai. Ir spaudžiame OK. Iškart kampas pakeistas. Tai norim, kad kairys kampas būtų dar kitoks. Vėl keliaujame ten pat. Pasirinkame brūkšniavimą, pasirinkame, aišku, spalvą vėl ir kairį kampą paspaudžiame. Ir kairys kampas jau nuspalvintas. Ta patį, aišku, galim padaryti su viršum, su apačia ir visą tai padaroma pagal pasirinkimus savo ir tą patį galim pakartoti su apačia. Turime pasidarę lentelę pagal savo poreikius. Aišku, galim tą pačią lentelę ir patys nusipiešti, ir ištrinti, ir spalvinti, ir taip toliau. Galima, aišku, pasirinkti stilių, galim patys jį piešti ir patys daryti. Aišku, dabar galim pasirinkti vėl ir skiltyje fill. Galime pasirinkti, kaip užpildys šitas eilutes, tarkim. Galim pasirinkti efektą. Galim, aišku, pasirinkti spalvas, stilių. Galim, aišku, pasirinkti ir tokį užpildymo būdą, spalvą ir turime lentelės langelius užpildytus, taip aišku galima sujungti, kad tai būtų vienas langelis ir bendras efektas vienam langeliui. Čia, aišku, galima pildyti duomenimis ir tvarkyti.